Iš tikrųjų kažkas čia ne taip. Žinau, kas ne taip. Va taip man žymiai labiau patinka ir tą progą pradedam šiandienos dieną. Labas rytas. Žiūriu save ir negaliu žiūrėti save nepasidažiusią, nes vaizdelis nekoks. Bet negaliu ir nefilmuoti, nes šiandien yra mano pirmas bandymas filmuoti dieną su manimi, arba tiesiog galiu pavadinti diena iš mano gyvenimo šitą video, nes nusipirkau naują fotoaparatą. Patį geriausią fotoaparatą vloginimui. Tai yra Canon G7X. Tai buvo mano gimtadienio, kalėdų, naujų metų ir dar kelių švenčių iš eilės dovana, nes tikrai nėra pigi kamera. Pirkau, aišku, ne visai vloginimui, nes aš nesu vlogerė, kad turėčiau tiesiog kamerą, kurią galėčiau vežtis į keliones, į renginius, kur nenoriu imti savo didelės Canon kameros profesionalios. Ir tam, kad galėčiau kelt kokybiškas nuotraukas į Instagramą iš karto per Wi-Fi, nes čia Wi-Fi įsijungia, per appsą susinchronizuojasi ir tiesiog perkeli visą medžiagą iš karto į telefoną ir gali kelt kur tik nori. Čia yra mano maža eglutė, kuri stovi pas mane kambarį. Taip aš ją papuošiu. Man tai labai gražiai atrodo, meduolis. Iš kur antras yra? Kur antras meduolis? Va čia antras meduolis. Ir taip pat turiu žvakę, kurią dabar ir deginsiu. Labai man patinka kvapas, labai stiprus, bet man žiauriai patinka Yankee Candle šita žvakė. Pavadinimas, kaip manot, Midsummer's Night. Visai norėčiau parodyti, ką aš dabar naudoju šiuo metu savo, atsiprašau, žvakę, rytiniai veido priežiūrai. Tai kai nusiplaunu veidą su Foreo Luna aparačiuku ir su prausikliu, dabar kelis turiu, ir tuomet aš naudoju 3 priemonės. Tai šitą kremą, Herbolario Delikalma 24 valandų kremą, kuris yra skirtas ir dienai, ir vakarui. Labai malonus jo kvapas. Tai ir iš karto į šitą kremą, kai išsispaudžiu, iš karto šiek tiek ir šito aliejuko Biotherm Liquid Glow Skin Best, tiesiog apie 1-2 lašelius tiesiog sumaišau su kremu. Ir tikrai oda tiesiog spindi, nu tokia spindinti pasidaro. Neblizganti riebalo, būtent spindesio tokio labai sveiko prideda. Ir tada aš naudoju Lancome va šitą paakių kremą, kuris buvo mano Lancome kalendoriuje. Ten aš iš viso gavau tokius 2. Tai ten yra labai fainas aplikatorius. Man labai patiko šitas kremas. Va toks, jis yra metalinis ir labai gerai paakių zonai būtent tokį tept. Labai malonus jausmas toks, biški šaldantis. Nes kito kremo paakių neturiu, nes sunaudojau savo Kiehl's, o naujo dar nenusipirkau, tai naudoju šitą ir tikrai man labai patinka. Tai va, tik 3 priemonės iš ryto, vakare daugiau, bet apie vakarą, ką nors kitą kartą papasakosiu. Čia yra mano šiandieninis rytas ant veido. O kas ant mano nagų, tai va taip mano nagai dabar atrodo. Tiesiog raudona tokia spalva su auksiniais blizgučiais, su folija auksinė. Tai naudojau va šitą laką iš Pupos Lasting Color Gel. Va,
174. Pat blizgučius. Tai yra iš tikrųjų folijos gabaliukai ir taip ir vadinasi golden foil ant viršaus. Tai iš tikrųjų pas mane čia tik vienas sluoksnis lako raudono ir vienas sluoksnis folijos. Labai gražiai atrodo. Šventiškai, kalėdiškai, taip ir sutikti su naujosius metus. Įsijungiu Zoelos vlogą, nes nesu peržiūrėjus visų jos vlogų. Ir pakuosiu dovanas. Tai vienai draugiai dovanosiu. Čia jau sudėjau dėžutę, kurią turėjau. Tai čia labai graži knyga Žalia arbata. Čia yra tapkės, nes jį prašė tapkių. Rankų kremas. Į kiekvieną tapkį įdėjau po nagų laką. Ir ten dar lūpų balzamas kažkur dėžė yra. Tai čia tokia viena dovana, o kita dovana, tai čia bus irgi įdėjau dėžutę, kur radau. Tai čia yra karamelinis padažas, nes irgi norėjau. Čia yra kosmetikos rinkinukas, irgi nagų lakas lūpdažis, nes prašė lūpdažio. Bronzatas, nes sudaužė tą, kurį dovanojau praeitą kartą. Lūpų balzamas, kažkas dar. Sudėjau viską į maišiuką. Plus parašė plaukų šepečio Tangle teaserio, tai padovanosiu tą, kur man padovanojo Paul Hempiar, nes aš turiu užtektinai Tangle teaserių, o jai tikrai jo reikia ir jis labai fainas, tai noriu, kad ir kitas žmogus tuo pasidžiaugtų, nei aš. Patys geriausi šepečiai pasaulyje, beje, labai rekomenduoju bent vieną turėti pas save. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Va taip supakavau dovanas ir žinokit, aš esu visai patenkinta savo pakavimo įgūdžiais. Pirma dovanėlė ir tas bantukas gavos, nes galvoju, kad nieko čia man nesigaus. Tvirtą šitam tiesiog pridėsiu šalia. O čia tokia pakuotė ir atvirutė labai tinka. Biški kalėdinė, biški nekalėdinė. Vilnius sklidinas paslapčių. Popierius pakavimo beje iš Rimi. Šitas labai gražus. Toks 3D beveik. Tai va, dovanos paruoštas. Galima ir eit toliau. Reikia langą uždaryti, kažkas šneka. Dabar nieko nesigirdi. Tai pasidažiau. Taip atrodo mano makiažas. Gal kažkam atrodys, kad čia labai ryšku yra, bet vis dėlto einam švęst, tai kodėlgi daugiau nepasidažius, akis va taip atrodo. Na, nieko įspūdingo, paprastai, bet kamera aišku suvalgo pusę makiažą, bet toks gavos, eyelinerį 100 metų nenaudojau, tai
praradau įgūdžius, bet parodysiu, ką naudojau. Žinutė atėjo Instagram. Sudėjau visas priemonės, kurias naudojau šiandien. Tai, ką norėčiau paminėti iš naujų, ką esu išbandžius, tai būtų šitas pravedimas L'Orealio Ultra Precision. Tai nepatiko. Pats aplikatorius tikrai nepatiko. Ten naudojau naują paletę Smashbox matinę. Čia yra akių antakių paletė. Vien matinė atspalviai. Tikrai faini. Naudojau už tik vieną spalvą voko raukšlei. Ir ant viso voko naudojau šitą pigmentą. Makeup Factory žiauriai gražus. Labai fainas. Naujiena pas mane yra Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation. Tai man labai patinka. Čia tikrai nėra ten žiauriai ilgai išliekantis makiažo pagrindas, ten vakarėliam, taip toliau, bet čia yra mano kasdienis. Labai patinka, prisitaiko prie odos ne iš karto, bet reikia šiek tiek palaukti. Porą minučių, kažkur 3 gal 5 ir tada atrodo ant odos žiauriai gerai. Ir visiškai jo nesimato labai natūraliai, tai nuo šiol šitą naudoju kasdien. Jeigu yra tam tikra proga, tai naudoju primerį iš Smashbox, tai yra Photo Finish jų originalus primeris. Išlygina veido tekstūrą, labai gerai makiažo pagrindas ant jo vėliau atrodo, bet čia yra ne kiekvieną dieną naudoti, tikrai ne, nes jis yra silikoninis ir tikrai gali kemšt poras. Ir čia dar šitą parodysiu, čia yra nauji skaistalai iš Art Deco Crystal kolekcijos. Žiauriai gražus ir labai gerai gražiai ant odos atrodo. Žiauriai. Nereikia šitą žodį kartuoti. Tiesiog labai gražus skaistalai. Labai. Susitikau su draugė, va čia mano fotografė. Viena iš kokių mano 2,5 fotografių. Padarysim porą nuotraukų outfito. Taip, bet aš apsirengiau. Įkelsiu blogo įrašą, ten matysis geriau. Ir vėliau eisim iš karto prie mūsų Vilniaus eglutės. O nuotraukos darom prie Nacionalinės dailės galerijos. Viena geriausių vietų nuotraukom, nes čia yra labai šviesu. Ir fonas palyginus gražus, nes žiemą daugiau nėra kur fotkintis. Bloggers problems. Kažkada norėjau šitą knygą nusipirkti, bet taip ir nenusipirkau. Pažiūrėkit. Žiauriai gera dovana būtų, ką? Yra Eifelio bokštas.
Taigi aš jau grįžau namo po mūsų susitikimo, tai parodysiu, ką gavau aš dovanų. Tai pirma dovana yra čia. Čia yra va toks mažas flexible stovas šitam fotoaparatui, aš prašiau tokio. Ir gavau labai mažas, žiauriai lengvas ir kompaktiškas. Žiauriai geras dalykas, tikrai pravers man. Ir toliau aš čia turiu rinkinuką, pimpačkiuką. Ir čia faina tokia vat bankutė. Take some time to pamper yourself. Ir ten yra kaukės visokios, pieneliai, jo pilingas veido, rankų kremas. Žiūri, faina idėja šiaip iš tikrųjų. Tuomet čiulpinukas, vieną aš jau suvalgiau pakeliui. Paskutinis dalykas, kuris buvo, tai yra žiauriai cute mažytė Nutella.